Nežinau, seniai, nežinau. Tiek laukiam dažymų ir toks brangus dažymas, tokie orai ir taip gavosi. Visiškai dvižucha. Tai žodžiu, chebra, yra toks reikalas, ne? Sakiau, kad nenuiminėsiu nieko nahui, bet babula turi sąžinę. Toks yra reikalas, žinai. Tai neleidžia sąžinę tokiam haltūrom užsiminėti. Žodžiu, nusprendžiu vis dėlto nusimti tiek kapotą, tiek bagažinę, galbūt netgi sparnus. Nes pirmas dalykas tai yra daug labai apsiklijavimo. Antras dalykas yra daug didesnė tikimybė, kad kažkur kažką hujovai apklijuosi pareis dulkių. Tai kokybė krenta. Trečias dalykas, nesinori tokios haltūros palikti čia po apačią. Tai dažysime sparnas pilnumoje jaučiu, jeigu nusims, o turėtų nusimti. Čia viskas dažosi, kapotas atskirai, bagažinė atskirai, bagažinės tarpai dažosi, tai klientui realiai lieka vienintelis dalykas, tai yra tarpduriai. Jau. Tai nesinori baisiai haltūrinti, dėl to nusiminėjom. Dabar, kas nežino, aišku, galbūt dažniausiai mašinose jau būna ardytos dalis, ne? Kapotai suvesta kažkas, sparnai suvesti, tiršiai. Tu nahui, va taip negerai. Nesulanksim save? Taip negerai. Gerai, techniniai sklandumai. Tai žodžiu, dažnai būna ardyta. Visada prieš nuimant dalis pasižiūrėkit pirmas dalykas, kaip yra tarpai, ypač kapotai, nes dažnai, sakau, būna mašinos jau daužtos, jau neįdėliai sutvarkyta, dar kažkas, o paskui surinkinėja ir žiūri, kad tau nebesaina galai. Tai pasižiūrė, ar yra ardyta, čia matosi akivaizdžiai, kad yra pabėgę nuo originalių vietų. Matosi akivaizdžiai, kad yra pabėgę, va. Šviesiau, kur turėjo būti varžtas, o kur dabar jisai šiuo metu yra. Tai ką mes dabar padarom, tai tiesiog pasižymim su markeriu. Galima nuvalyti markerį labai lengvai su skėdikliu tiesiog, kadangi markeris tamsus, kapotas tamsus, nieks nesimatys. Ir klientui galbūt kažkada, jeigu reikės atgal surinkti, bus daug paprasčiau. Tai turim pasižymėti ir dabar, kai mes surinkinėsim atgal, žinosim, kur yra. Lygiai tą patį reikia su bagažinė pasidaryti. Kad nepames, paskui nereikėtų mums pistis daug. Perfect. Taip, paskutintas dalykas išardytas bagažinė. Tai štai taip atrodo viskas, ne? Papildomai nuimta bagažinė, kapotas ir abudu sparnai. Tai dabar yra daug mažiau klijavimo, daug didesnė kokybė gausis ir daug švaresnis dažymas, ne? Tik dar tokį dalyką radau bagažinį, pažiūrėkit jūs chebra kaip nudažyti veidrodėlį, jop, tvaju mat. Nežinau, per kamerą pertikti šitą vaizdą, bet čia yra žiauru, polnaja pizda. What the fuck, koks purvinas, eiktų nahui. Reikėjo sakykit, nusivalyk snukį, ble. Visas net juodas. Tai va, chebra, tai jau stumėmės konkrečiai į priekį, dar paskutiniai tokie visokie užbaigimieji darbai, kurie, aišku, užtrunka kaip visada kosmiškai daug laiko, ne? Tai dar vienas gruntavimas, liukas, bamperiai, žodžiu, smulkmenos. Tai dar dasigruntuota visą reikalą, ne, kėbulas paruoštas, kitos dalis irgi kaip ir paruoštos. Tai tokie užbaigiamieji darbiukai, ne. Jo, tai pasiruošėm gruntavimą, galbūt dar kažkiek gruntavimą parodysiu, ne, dažymą kažkokį tai. Zik. Nu tai gerai, nu tai ką, tai pradedam turbūt kažką judėti, ne? Tai žodžiu turim apsiklijavę viską. Tai kaip ir minėjau, bagažinę, kapotą stengiamės kuo įmanoma maksimaliau geriau padaryti. Ir žinau, dar ką aš chebra sugalvojau, dar su tarpduriais apipūstis, kai ką sugalvojau. Bet kol kas šiame epizode galbūt nepasakosiu, o kitam
Jo, paspaus subscribe, parašyk komentarą, jeigu dar to nepadarai. Žodžiu, tai mes turim viską apklijuota, kuo įmanoma maksimaliau, kuo įmanoma geriau, kad mums Hebra apklijavimas duoda ne tik tai, kad kaip praeito dažytojo klaida, kad viskas apsipučia, ne, bet mes ir švarą. Kuo daugiau darbo įdėsi apklijavimą, kuo daugiau darbo įdėsi į putimus, suvalymus, riebalinimus, tuo tu turėsi galutinį švaresnį variantą. Tai mes turime maksimaliai viską apsiklijavę, visas angas, kiek įmanoma, kur įmanoma prieiti, net durų kai kurias skylės, kurias įmanoma pasiekti, žinai. Jo, ir bandysim dažyti. Nežinau, kas gausis, bet galbūt kažkas gausis, ne? Jo. Bėda, dažniausiai dažytojai, kas dažo, dažniausiai žino, kad blet su akumais Hebra jobanai vrot reikalų, ne? Ta prasme, to antiek dažnai susidari be starterio yra žiauriai sudėtinga, nes dažniausiai, jeigu akumas yra pavargęs, šiknon, daug yra variantų buvę, kur tiesiog kelis kartus važiuoji, reikia jau tipo miręs akumą, žinai. Čia išvis kita istorija, čia net nuo atvažiavimo jau pizdatam akumai realiai buvo, tai... Jo, tai jungiam starterį, varomės į kamerą, ruošiamas visas medžiagas, dasiklijuojam, liko tik tai užsidėti popierių, bet visa kita yra apklijuota, ne? Ir galbūt pašnekėsim apie dažymą. Net pavargau šnekėt, blėt. Turim naujų narių dar. Nemažai. Bet vėliau gal. Gerai, jung seni. Gyvybės prikėlėjas, tik nesumaišyk minusas su pliuso. Minusas yra čianai. Jo. A pliusas tenai. Toks aparatas puikiai veikia, puikiai pasitarnauja, tiek pakraut akumą, bet pagrindinė naudojamas užvedimui, kai to reikia. Pasijungiam laidukus. Pajungia, ne? Labai gerai. Nu, bandom leist. Blim! Всё, seniai, kurk. Bandom kurt. Motherfucker is alive, bitch. Pagaliau artėja ta diena, kai bandysim mes jį pagražinti, bandysim dažyti. Žiūrėsim, kas gausis. Всё, senis, sėsk ir važiuojam į kamerą. Ar man sėst? Galiu ar sėst, tai mane pafilmuosi geriau. Vai, ekspertas vis tiek. Tu jei ką sakyk, kur man suk, nes nieko nematau, blėt. Gerai. Varau! Pilnai, ne? Gerai, jo. Gerai! O, batai, na. Palau, reik bišį pasiubuot. Eik to nachu. Palauk, nereikia. Tuoj aš tave pamokinsiu. Suka, blėt. Palauk, aš noriu pats, seni. Davai, pats. Eik tu nachu, seni, blėt, durnas. Tai kad ir padangos turbūt vasarinės. Eik to nachu. Nu, aš turiu pats išvažiuoti zajabaltų. Batai, seni. Pastum, blėt. Batai? Eik tu nachu. Eik tu. Vasarinių padangų, blėt, prisideda nahui, bibiniai nepavažiuos. Stumt reikia, sen. Pa. Eik to nahu, va čia tai darbas, blėt. Nu tai aišku, vasarinės, seni, plikos, blėt, kaip tilvikas, nahu, hui važiuosi. Nu gerai, viskas žvėris vietoje, ne? Narve? Dasiklijuot, jo. Jau, tai dar bandysim, filmuoja, ne? Jo.
Jo, tai dasiklijuojam ir tada dar bandysim kiek įmanoma dar daugiau dalių, nes hebra žiauriai šalta laukia, žiauriai didelės yra išlaidos, bet mes turim realiai 3 dienas dažymam. 2 dienas tiksliau, šiandien ir rytoj, o paskui vėl, blėt, -17. Na. Tai turim kuo daugiau susineš dalių. Tai aš galvoju apie kapotą ir dar bagažinę. Ir galbūt dar kokį teliką, kurį paskui bus galima užsimesti ant mašinos, žinai, a ne? Kokį teliką? Nu tas metalinis, kur gruntavai, nu. Kur pirmas gruntavai, kur, sakai, išlestas labai akmenukų. Ai, Nu, jo. plačia kranis. Jo, tai va, kuo daugiau. Tipo, jei būtų vasara, tikrai net nesikraučiau, dažyčiau tik kėbulą, susikoncentruočiau tik į jį, ne? Bet šiuo metu geriau jau daugiau, viena kita dulkė, daugiau, žinai, ten nuo tų dalių pareitų. Bet daugiau, sudažyt. Tai va, jo, tai va, daklijuot ir viso. Ir tada susitinkam turbūt su medžiagom, ne? Nu, hebra, ar jūs pasirašę, blėt? Fucking idiot, bro. Nu, hebra, tai ką, ar jūs pasiruošę pamatyti Frankensteino dažymą? Tai tikriausiai bus vienas iš drastiškiausių, rimčiausių prieš po. Nežinau, kas gausis, neįsivaizduoju, bet mes kartu su jumis, hebra, pamatysime, ne? Tai pasižiūrim, ką dažysim, ką išsirinkau, kokius paukščius išsirinkau šiandienai pūst. Aiškus dalykas, kol vaikščiam, tai sniego pilnai kamerą prinešim, bet nieko tokio nupūsim, nudžius. Tai pirmas paukštis tai yra bagažinė, ne? Bagažinė iš išorės dažosi. Tada kapotas. Kapotas iš išorės dažosi. Lygiai taip pat. Tada turime kėbulą. Dangtelis dar prie to pačio, ne? Kėbulas. Iš išorės, kaip ir minėjau, sakiau epizodė, kad neapsijimsiu ten tų tarpų, žinai, bet hebra, pabuvau aš porą savaičių namuose ir man širdelę paskaudo, hebra. Nu, negaliu aš antiek jau pistat bulinio, tai kiek įmanoma stengiuosi jau geriau, žinai, padaryti, kad jau tikrai tvarkingai bus. Ir su tarpduriais, kaip ir minėjau, irgi kažką pabandysiu padaryti. Nežinau, nieko neprižadu, bet kažką pabandysim pasidaryti, ne? Jeigu dar sutvarkom prie šitus tarpdurius, tai iš vis bus kaulas. Visiškas kaulas. Tai tai kėbulas, stengiamės jau kuo įmanoma geriau apklijuoti visas skylės, viską, iš kur gali pareiti kažkas. Tai, aišku, ne visur įmanoma. Pavyzdžiui, šitos skylės nelabai tu čia ką apklijuosi, žinai, ketvirčio apačios. Ar ne? Bet daug maž apklijuota. Bamperis galinės. Lygiai taip pat dažosi. Tada kitas šonas. Baim. Kaulas. Lygiai taip pat. Ir šiandienai užtenka, manau, nes jau ir tai bamperis jau labai arti būsiu durų, gali nuo manęs keletą dulkelių nukris, bet jau kaip nors galbūt nenukris, tikėkimės, ne? Nes sakau, noris kuo įmanoma daugiau tų dalių paimti dažymą. Tai dar vienas nusimato dažymas ir turėtų būti kaip ir viskas, tikiuosi. Jo. Tai šiaip dar be dažymo reikės arkas prasitepti antikoroziniam dangom, sparnų vidus lygiai taip pat prasipūsim antikoroziniais, nes jau rūdyje, ypač vairuotojo pusės, man atrodo, pačiau rūdelių yra, tai irgi prasipūsim, kad sustabdyti visą tą reikalą, ne? Nes vis tiek norisi, kad žmogui kuo įmanoma ilgiau laikytų visas šitas reikalas. Durų vidus, nu, žodžiu, visur, kur matysim probleminės vietas, kur matysim rūdis, tai stengsime sutvarkyti visą šitą reikalą. Ble, pritrūko net oro. O šiaip, hebra, kai yra toks didžiulis dažymas, tai patys suprantat, kad išeina labai daug dažų ir labai daug lako, daug pastangų, daug darbo, ane? Tai šiandienos dažais ir laku pasirūpino Color Master, tai ačiū hebrai už tai. Nereikėjo man sukti smegenų dėl medžiagų, hebra viską patarė, padarė, tai man belieka tik nudažyti, neprisikasekint, neprisidaryti nesąmonių, tai turim Challengerio juodą bazę, skaidikliniai dažai. Lakas Roberlow Unix 450 HC, greitas lakas. Kas su greitais lakais, šiaip aš dažniausiai visada dirbu su greitais lakais plus. Ką reiškia greitas lakas? Kad kuo įmanoma greičiau nusidažys, mažiau reikės šildymų. Kas tai reiškia? Reiškia pigesnis biškelį dažymas, ne? Prasipučiam dar spot sealerių pratrintas vietas, ne? Dabar žiūrėk, hebra, yra vienas labai svarbus dalykas. Ogi tas svarbus dalykas, kad lauke šalta, mašina pravažiavo pro lauką, skardos yra ledinės.
ledinė ciolka. Tai mums dabar kas yra svarbiausia, hebra, įjungiam kamerą, pasijungiam šildymą, prasipučiam spocileriu ir leidžiam sušilti visom skardom iki darbinės temperatūros. Plus 20, nežinai, 18, 22, kažkas tokio, bet žodžiu, kad nebūtų ledinė skarda. Nes kad mums kameroj plus 25, tai nieko nereiškia, pas mus jeigu yra skarda 0, tai yra labai blogai. Kerza, nedadžiuvimai, patiokai, dar kažkas, tai kondensacijos, dar kažkas. Tai mums reikia būtinai pakelti skardų temperatūrą iki mūsų darbinės, tai prasipučiu spocileriu ir viskas, paliekam, galbūt užkeliu temperatūrą, žodžiu, tiesiog su ranka pridedi prie skardos, kad jinai nebūtų ledinė. Čia yra svarbiausia. Niekas šiandien matuos su madometrais, niekas šiandien užsiminės kažkokiam tai nesąmonėm, tiesiog, kaip liaudiškai tariant, ateini, pridėjai, šilta, viskas, galima dažyti. Tai dabar šiaip hebra su juoda baze yra ganėtinai greitas dažymas, palyginus, ane? Tai mes pirmą sluoksnį turėsim čiut sausesnę, ne? Ir mes turėsim antrą sluoksnį, jau rimtą. Ir pagal idėją mums turėtų šitų 2 sluoksnių užtekti, teoriškai. Praktiškai pamatysim, jeigu reikės dar 3 suguldysim, jeigu nereikės, tai nereikės, ne? Bet dabar su bazė juoda yra toks vienas dalykas, ne vien tik tai su juoda bazė, bet ir su visom kitom prastai solidžiom, ten dengiančiom spalvom, dar kažkas tai. Tai mums hebra yra labai svarbu leisti dažiūti bazį, ypač tokiom temperatūrom. Ką tai reiškia? Kad nesiluptų lakas. Pagrindinė ir didžiausia problema, jeigu lupasi lakas, lupasi lukas, norėjau pasakyti, žinai, nesupyk lukai. Tai jeigu lupasi lakas, ne, tai didžiausia problema, dažniausiai yra problema, kad buvo nedadžiovinta bazė, atrodo, kad dadžiovinta, bet jinai dar buvo, sakykime, minkšta, žinai, ir nedadžiovinta ir ant viršaus supilta lakas. Viso, lupasi viskas. Tai būna hebra sako, oi, reikia daryti užbarstymus, ne, kai būna metalikam, galbūt tai kažkiek ir gelbėja, bet mes nedarysim dėl to, kad man patinka solidžių spalvų tas efektas be užbarstymo, lako suguldymas, visai kitoks tas lakas būna, visai toksai malonesnis ir gražesnis, tai mes nedarysim, bet jeigu jūs to nedarot, hebra, leiskit dadžiūt baziai, pašildykit, palaukit pusvalanduką, neskubėkit, nes skubėjimas čia yra didžiausias priešas, ne? Jo, o jeigu dažot kažkokias tai prastai dengiančias spalvas, kur reikia daug sluoksnių, galbūt balta, galbūt geltona, galbūt raudona, daug sluoksnių reikės, 3, 4, 5, 6, gal net 7, ne? Dėkit tiesiog ketiklį. Bet ketiklio 5%, bet su juoda spalva to neturėtų būti, pažiūrėsiu kaip su challengeriu, niekada nedažiau, pasižiūrėsim, įvertinsiu, pasakysiu savo nuomonę tiek apie laką, tiek apie dažą, bet turėtų būti viso šito reikalo, turėtų puikiai dengtis, viskas gražiai užsidengti ir viskas, ne? Ir pradžiovinam ir tada lakuosim, guldom lakiuką, ne? Kažkada, hebra, esu minėjęs, kad dažysiu su Algirdo Ivata, kurią jisai man padovanojo, gali pasižiūrėti vidosikė pasikelt, tai yra. Tai šį kartą nerizikuosiu, hebra, Algirda nesupyk. Kodėl? Dabar dėl to, kad tiesiog labai nenoriu, tiesiog labai gali brangiai, tiksliau, labai gali brangiai kainuoti šitos klaidos, ne? Turiu žiauriai didelį dažymą. Žinot, ką mes pabandysim į vatą, niekad gyvenime nebandžiau, pabandysim į vatą su sekančiam dalimą, ne? Plastikais visais ir taip toliau, tada pasižiūrėsim, kaip tas pulikas pučia, galbūt man patiks, bet šiuo atveju aš nenoriu tiesiog susigadinti dažymo viso, ne? Ir kiekviena minutė yra labai svarbu, nes kuo mes ilgiau laukiam, tuo daugiau kūro degina, tuo brangesnis remontas, tuo labiau nepatenkintas klientas, žinai. Ir sako, hebra, oi, daryk visada gerai, pohui tie pinigai sumokės, tau klientas ne. Deja, praktika yra netokia. Tai vat. Tai šiandieną dažysiu su meidžiu, lakuosiu su savo SATA, Jetixu, numylėtiniu pulverizatoriumi ir pasižiūrėsime, kas čia gausis, ne? Tai hebra, jums vis sakau, kad o čia reikia skubėti. Hebra, skubėti reikia su saiku. Šitam darbe ateina skubėjimas tik tada, kai jau kažkoks tai įdirbis yra, ne? Ir tu gali skubėti, bet gali skubėti neprikastekindamas saugiai. Tai aš tą ir noriu akcentuoti, hebra, kad skubam, bet saugiai, be jokių kažkokių beprotyščių, ne? Matai, kad gali paskubėti ir pasisuki, žinai, greičiau. Bet šiaip įprastas dažymas. Tai va, tai ką, prasipučiu spocileriu ir susitinkam jau, hebra, su dažais ir pulverizatorium ir pabandysim pasiguldyti mes pirmą sluoksnį. Tuoj paguldysiu tavo mamą, na. Ble, čia pirko, ant kūro prisinešiu čia šitų skarbonkių, dabar reikia viską atgal, nežinai. Nieko, panešiuosiu, priminal gal. Gerai, kad dar ne ant stogo sudėjau, žinai. Paskui rašytumėt, subražysi stogą, žinai, ble. Jebats. Jo, su bumperiu čia bus reikalų, nes bumperį dažau, o man subinė prie durų. Va tiek, va. O paskui sako dulkių daug, iš kur tu dulkių? Nuo subinės, mano.
Gerai, atsiprašau. Nepykit labai. Jau. Nu ką, hebrytė, esam pasiruošę dažymui. Pagaliau, hebra, neįsivaizduojat, kaip nekantrauja, ne? Tai skarda sušilo, kaip ir minėjau, negalima dažyti lakuot ant šaltos skardos, turi būti šilta, ne? Tai jau gal 20 gal minučių, gal 30 minučių sukasi oras, šilta, sušilo skarda, galima dirbti, galima dažyti, ne? Tai turim pulverizatorių, turim dažus. Dabar, hebra, aš noriu kuo įmanoma lygiau suguldyti viską. Tiek bazę, tiek laką. Čia nėra remontas, mums nereikia kerzos, mes norim kuo įmanoma lygiau, kuo įmanoma gražiau. Tai tą mes ir pabandysim padaryti. Šiek tiek nusistačiau pulverizatorių, šiek tiek susimaišiau pagal save dažus, šiek tiek susimaišysiu laką, šiek tiek susimaišysiu pulverizatoriuje laką, žinai. Bet esmė neatskleisiu, čia jau mano, kaip sakant, virtuvė, kiekvienas šefas neatskleis, kiek gramų kur kuo deda, žinai. Tai pažiūrėsim, ar veiks visas reikalas, bet šiek tiek pasikoregavau viską, kad kuo įmanoma lygiau suguldyti, nes kaip ir minėjau, mums kerzos nereikia. Jau kerzą šitą mašiną turėjo, ne? Kuo jos mažiau, tuo bus geriau. Tuo bus geresnis tuo bus geresnis efektas, ne? O to mums reikia, kad būtų efektas bomba. Tai viskas, hebra, dažas. Pirmas, antras sluoksnis, turėtų užtekti 2 sluoksnių, jeigu reikės dar vieną prapilam, ne? Tai dažom, žiūrim, kas gaunasi, tai nusidažau, hebra, ir susitinkam, kai bus viskas nudažyta. Nu ką, hebrytė, kągi aš galiu pasakyti, ogi galiu pasakyti, kad nudažyta. Tai pavalgiau, išdžiuvo dalis pilnai, suėjo apie 2 litrai dažų, bei apie 30 litrų dizeliaus, žinai. Daug, tai dar lakuota, ne? Tai bendroji sumuoja apie 60 litrų kažkur, tai gal 5 litrai dizelioko, gal ble dar daugiau su iškaitinimu, gal kokie 5-7 gal litrų, tai įsivaizduokit, hebra. Kiek ryja šitas mažas iškrypelis, a? 7 litrų dizelioko. Jo, o dėl dažymo, hebra, tai žinokit, man labai patinka. Man žiauriai patinka tai, ką aš matau. Stengiausi kuo įmanoma lygiau suguldyti bazę, kas, manau, man pavyko tikrai puikiai. Dabar beliko neprisidirbti ir nusilakuoti kuo puikiausiai, idealiausiai, ne? Tai jo, dažymas done. Nieks nelimpa, viskas yra išdžiuvę pilnumoj, dabar su bazė yra, hebra, nesupraskit manęs klaidingai, ne? Tai jinai turi būti išdžiūvus, bet neperdžiūvus, ne? Išdžiūvus, bet neperdžiūvus, jo. Jeigu bus nedadžiūvus, tai lakas lupsis, ne? Jeigu bus perdžiūvus, tai lakas irgi lupsis. Tai kada lakuot? Hui paimioš. Šiaip realiai jo, toks ir yra reikalas, hebra. Tai bazė yra išdžiovinta, galima lakuoti, ne? Tai dabar dažai Challenger, ką žinau, skaitikliniai dažai, gerai dengia, 2 sluoksniukai, 2 sluoksniai. Užteko pirmas toksai čiu sausesnis, antras jau toks kaip už tėvynę. Tai vat, jo, tai maišomės laką, hebra, jaučiu nieko nelaukiam ir bandom nusipūsti ir pasižiūrėti, kas čia gavosi mum. Šiaip, manau, klientas bus patenkintas, bet ar bus kaina patenkintas?
Labai stipriai abejoju, bet kad darbu, tai manau tikrai turėtų būti patenkintas. O čia yra svarbiausia. Gerai, viskas, ruošimės visą ekipuotę ir bandom lakuotis, ne? Vėl paleidžiam kamerą, buvau biškį jungęs, pakėliau temperatūrą ir tada išjungiau ir ėjau, žinai, tai va, tai dabar galima vėl leisti ir vėl bandyti lakuoti. Bet šiaip šilta. Kurgi nebus dėmesį pats geriausias dažytojas pasaulyje. Ką chebra, nudažyta, pirmą partiją nudažyta, rytoj turim antrą partiją. Ir ką aš galiu pasakyti, kaip ir minėjau, dėl kainos turbūt klientas nebus patenkintas, bet dėl kokybės tikrai turėtų būti patenkintas. Tai, kas buvo ir kas yra, manau, tai yra vienintelis galbūt net variantas visoje Lietuvoje. Toksai vat prieš ir po, ne? Po tokios dviženijos, va tokį vat rezultatą mes turim. Tai gavosi, nusenė aš retai, žinok, savo darbais, dažymais, ruošimais, tipo džiaugiuosi, žinai, visada būna kažkur kažkas, žinai, ten minimaliai, kažkur kažkas, bet dabar aš žiūriu ir aš esu žiauriai patenkintas, kaip gavosi. Iš mūsų pusės, ką mes padarėm, aš esu žiauriai patenkintas. Tai pasižiūrėkit, chebra, kaip gavosi nudažyta, ne? Bim, senel bumberai. Iš arti, iš labai arti. Nu, galiu pasakyti, babula moka suguldyti medžiagas lygiai, žinai. Tikrai moka, sakytų, dažytojai moka ten iš tam tikrų kampų nufilmuoti, žinai. Iš kurių nori galiu nufilmuoti. Kurių tik tai nori. Nu, ble, labai gražu. Nu, tipo, iš to, kas buvo chebra, tai yra jebas. Ir šiukšlių nėra daug, ką mes svarbiausia, žinai. Nu, labai. Jokių burbulų, jokių reakcijų neturėjom, nieko neturėjom. Tai kol kas lyg ir viskas pagal planą, ne? Kapotas galbūt tas vienas iš baisesnių, kur buvo. Nu, kaulas. Labai gražu, labai viskas gražu. Labai gražiai nusiguldė. Iki pilno 10 parodos, 3 etapų poliravimas, dulkės susipoliruoti viso. Bet ir tai tų dulkių nepasakyčiau, kad čia daug yra. Palyginus, koks didelis dažymas, tai tikrai nėra daug. Tai chebra viskas, pirmą dalį įveikė mane. Tai kas nori pamatyti pilną surinktą Frankensteiną, tai darysiu rytoj dažymas, surinkimai, pilną vaizdą, ne? Primesim visas dalis, galbūt plastikus prisimesim, žodžiu, kad visą vaizdą turėtų, ne? Iš arti, iš toliau pasižiūrėti visą, kaip atrodo. Tai paspaus užsiprenumeruot, kad nepraleistum vaizdo įrašų, pasimatysim kitą savaitę, tikriausiai jau manau netgi su šituo Frankensteino antra dalim. O aš ką, ačiū visiems nariam, kurie remia šį kanalą. Be jūsų chebra, be jūsų tiesiog nebūtų tiek motivacijos, ne? O jo. Tai va, o nariai pamatys daug anksčiau visą pilnai nudažytą negu jūs chebra. Tai soriukas, bet ką žinau, žinai. Tai viskas, parašykite chebra komentaruose, kaip gavosi nudažyti, kokie mes čia dažytojai, geri, blogi. O mes ką, pasižiūrėsim, kaip gausis jau galutinis variantas, nes čia dar sunku kažką labai jau, tipo, ir jums spręsti, turi būti pilnai viskas. Liukai, bamperiai, sparnai, viskas turi susirinkti ir tada žiūrėsim. Tikrai jau tada žiūrėsim, ne? Gerai.